Na kągi, sveiki visi, su jumis kanalas Muskimon ir šiandien darau dar vieną video. Šiandien atvažiavau prie tokio tvenkinio. Gan nemažas tvenkinys, jau tikrai esat matę per mano video. Toksai pailgas ten nueina ir dar ten nueina. Tai jo, žodžiu, gaudysim per naktį dviese su Renaldu. Renaldas vėliau atvažiuos. Ir jo, dabar yra 7:30 ir pradėsim ruoštis. Na kągi, užsimečiau jau 2 dugninės. Uždėjau ant signalizatorių. Pagavau vieną ešeriuką jau. Kol kas nedidelį kabliuką esu užsidėjęs ir ant ziko gaudau. Tai vienas ešeriuks paėmė. Va, vėl kažkas judin, smulkmė. Tai žodžiu, jo, po to užsistambinsim kabliukus. Dėsim kažką didesnę, gal kokį kukurūzą. Op, op. Nu va, smulkmė daužo. Tai žodžiu, jo, vėliau sakau, dėsim gal kokį kukurūzą ir bandysim. Šibom nieko nėra. Šibom čia atvarė prieš savaitę kokią, gal biškį mažiau. Ir gaudėm per naktį. Tai ką pagavom, galit matyti dabar. Na ir jo, 3 žuvis, 3 gražios žuvis. Dar ten pagavom kuojų, ešeriukų visokių nedidelių. Tai jo, tai šiandien bandysim pafilmuoti žvybą. Ir gaudom. Nu ką, pakirtau kažką. Kažkas nedidelė, bet šiaip smulkmės kibimų yra. Opa. Tokie vat. Terrorizuoju. Buvau uždėjęs 2. Buvau uždėjęs 2 sliekus ir dziką. Ir va toksai monstras. Vieną koją pagavau, antras ešeriukas. Žodžiu. Jo, reikia dar kažkaip stambintis masalą, dėti kukurūzus ir bandom, ant kitos jau tampa. Lauksim, kol sutems, kai sutems, tada smulkmė nebeims ir tada bus daugiau šansų pagauti kažką gerą. Kim. Jop, turiu. Nu ką, pirmas žuvis yra. Nu, kaip pirmas žuvis? Pirmas stambesnė žuvis supynė, kita meškerė. Ne, čia man kita meškerė supynė. Karosas. Nu va, vakars atėjo, pradėjo kipt. Buvo daugiau tų kibimų, bet pirmą rimtesnę žuvis, kurią ištraukiam. Aišku, dar ešeriukų, kojyčių pagavom. Bet jo, kamera bišį pavėluotų, Ingių visiškai nesitikėjau. Išvažiavo kibims. Tai jo, va toks karosiukas. Bandom toliau gaudyti. Dabar yra po 9:40 ir jau pirma stambesnė žuvis. Tai laukiam toliau. Žodžiu, jau kokį virš valandos, ne? Lietus. Pusę valandos. Nu, žodžiu, pusę valandos lietui sėdam. Daiktus visus susipakavom, kažlam sudėjom į dėžutę. Nu, žodžiu, paslepiam. Ir jau dabar sėdam, nieks nebekim. Laukiam, kol nustos lyt ir laukiam, kol sutems. Tada gal vėl pradės kažkas judėti. Tai jo, sėdam. Nu ką, sutemo. Įkirtau vėl kažką. Išvažiavo tai baisiai. Žiūrėsim, ką čia turim. Aišku, nieko jis nematysiu daug. Blemba labai dešinę neša. Bet kažkas gera. Taip staigiai paėmė. Žodžiu, labai ein į šoną. Į medžius. Bet dar jaučiu žuvį. Ir gan didelę žuvį. Nu, ruoškis ranca. O, dabar ten jau. Karosiuks, ne? Jo, karosas jaučiu. Bet mažesnis dabar. Mažesnis. Opa. Pabėga? Jo. Eik, savo visą valą surinko. Ne, aš pakėliau. Dabar pakėliau. Opa. Arba tiesiog normaliai tinklą neįkišau. Senučio ragelis. Skambintas kažkas. Ok, gerai gal. Nu va, dar vieną karosėlį iššoviau. Va tokį va. Nu puiku. Gaudom toliau.
Nu, žodžiu, žvejojam toliau. Dabar yra 1:30 nakties ir pradėjo Renaldui signalizatorių signalizuoti. Jisai pribėga prie meškerės, pakirto. Baisiai pradėjo eiti ir gavos taip, kad nutraukė valą. Bet jisai ant masą labai uždėjęs, ten buvo labai didelis kablys. Bet kai sakau, kad labai didelis, tai ir turiu omeny, kad labai didelis. Ir man kimba. Atlydiniai. Na, žodžiu. Tenai buvo gal kokia antro numerė ir storos vielos, toksai didelis. Ir buvo uždėti... Kas buvo uždėta? 3 lekai, 2 kukurūzai ir dzikų daug. Ne, 3 lekai, 2 kukurūzai ir daug dzikų. Tai didžiulis masalas buvo. Ir kažkas jį paėmė, pakirto, pradėjo eiti ir nutrūko. Tai buvo greičiausiai, kad arba labai didelis karpis, arba esam girdėję, kad čia eršketų yra. Tai galimai dar ir eršketas galėjo būti. Nes buvo čia žmogelis pagavęs, nuotrauką rodė. Tai jo. Dabar gaudom toliau, šiaip dar patampa karts nuo kartą. Bet greičiausiai karosai. Tai jo. Gaudom. Dar liko laiko. Nu, žodžiu, 3 nakties. Turbūt nieko nematot, bet jo. Realiai biškai karts nuo karto patampa, papypsi, bet labai minimaliai. Realiai be veiksmo visiškai sėdam. Ir laukiam, gal kai pradės švis, pradės kaip nežinau. Nes kol kas tai nieko nėra. Nu ką, ant plūdinės karosą irgi varėm. Eik, so. O, gerai grįžta tie. Žuvį pagavom. Bum, nu va. Turim. Einam. Nu va, po 3:12, trečias mano karosas, dabar ant plūdinės jau paėmė. Į kabliuks į lūpą gražiai. Tai atkabinam ir dedam į setelį. Ir jo, po 3:12 laukiam toliau. Tiesiog permest norėjau ir karočiau užkibą. Nu, žodžiu, Renaldas ką tik liniuką ištraukė, bet įkrito į vandenį. Nedidelis toksai kažkoks. Kokių 20 somų gal. Nu, žodžiu. Bet jau prašvito. 4 ryto maždaug. Nu va. Ešeriukas ant plūdinės. Nu, nieko gero jau. Va. Į lūpos kraštelį gražiai. Bukšt. Nieko gero, bet bent jau smulkmės dar pagaunam kol kas. Bet jau greit baigsim žvybą. Dabar jau yra, nu, sakykim, 6:30. Dabar jau yra 6:30, tai jo. Pradėsim pakuotis ir važiuosim namo, nebėra tikslo čia būti, nes sakau, prašvita ir stambi žuvis visiškai nebekimba. Matos daraus kažkur vidury prūdo, ten kur net nešėriam, bet prie masalų nelabai jos eina. Tai jo. Žodžiu, keli plūdę ir turim dar vieną ešeriuką. Taigi nebenufilmavau video pabaigos, tai jau grįžau namo ir einu miegot. Su jumis buvo kanalas Mums Kimba, palaikinkit šį video, užprenumeruokit mano kanalą ir iki kitų video. Iki.